reikia joms fiksuoti. Prižas. Nepamirši savo draugų ir bendradarbių, dalinsias su jais savo meškerę, kojinėmis, kalendoriukais, fantais ir kitais džiaugsmais. Nes susigrobsiu visų buities darbų tik savo, nes labai myliu būsimą žmoną, todėl dalinsiuosi ir su ją. Prižas. Jei žmona bent vieną kartą į savaitę nenupirks alaus, nusipirksiu pats, pasikviesiu draugų. O tada būsimoji sužinos, kiek mielių reikia augančiam organizmui. Prižas. Tinkamai išnaudosiu visas savo būsimos žmonos funkcijas ir privalumus, grožį, sumanumą, darbštumą. Prižas. Jei būsima žmona neslik savo pareigų, surasiu meilužę arba užveisiu viščiukus. Prižas. Ginčysiuos tol, kol pasieksiu savo arba gausiu riebų kepsnį. Prižas. Su dokumentu susipažinau, pretenzijų neturiu. Gyvenimą baigiantis, pradedantis, reikalinga pabraukti. Nu, pasirink. Matėte, nu? Tai nesakysiu iš tikrųjų. Kaip čia tavo reikalas? Protingesnių patarimų neklausai, tai jau kažkai gali tau padėti. Gal dėl po to pasirašysiu. Antspaudą liudija. Tai čia mes pasirašysim. Nu, taip. Ne, mes pasirašysim po to, kai susimpauduojam. Taip, dabar užantspauduojam. Atšauk fotografą. Nelabai pamenu, kada tai bėgėjo. Čia tada arba paskutinis kart gyvena. Raktinis gurkšnis tavo, vienas šokas. Po to jau bus... Eina, 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 leidžiam vieną kartą atsikvėpt. Reikia padėti, ko gero. Gerai, viskas tvirtas, jau sprinks tas žmogus. Baig. Ne, tai sprinkt nereikia. Pajamos atsidarė. Antra gerklė. Tikras vyras turi turėti atsarginį skrandį alų skirtą. Paprastai normatyvas tokiam amžiui yra 10 sekundžių. Normatyvo nevykdai. Reiks pakirtot. Gali vieną kartą atsikvėpti. Eik, šauk. Tai mes galim ten pasirašysim po to. Tai gerai, pasirašysim, kol dar padėsim. Ai, neša,